Sveiki, fantastikos mėgėjai. Jūs aišku paklausėt, kur mane velnės nunešė šį kartą, kodėl čia bėga vanduo ir kas čia viskas vyksta aplinkui. Nu gerai. Su šitu video aš pradėsiu naują rubrikėlę. Pėstute po Londoną vadinsis. Oi, nes tikrai yra daug gražių vietų. Pradžia nuo River Lee Navigation. Tai yra kanalas, besidriekiantis 43 km nuo Temzės iki Hertfordo miestelio. Ne, tikrai tiek jau neįsim, pabandysim veikti bent jau mažą dalį. Žiūrėti šliuzus. Kanalo istorija prasideda 1425 metais, kai buvo suteikta teisė greitesniam laivų judėjimui. Buvo pradėti statyti pirmieji šliuzai, kurie suteikia galimybę judėti tiek prieš srovę, tiek pasroviui. Dabar čia parkuojasi laivai. Tarp kitko, įdomus dalykas, tu nemokamai laivą gali parkuoti 3 dienas šičia, 3 paras. Paskui turi plaukti į kitą atkarpą ir vėl gali būti 3 dienas. Žmonės čia gyvena kiaurus metus. Aš jiem pavydžiu, žiauriai pavydžiu. Startavom nuo Pounders Lock, kurį jūs matėte video pradžioje. Ir einam link Temzės. Kiek nueisim, nežinau, tiek nueisim. Tarp kitko, dar vienas įdomus faktas. Tie laivai, kurie pastoviai gyvenami ir matosi, kad yra žmonės viską, nu jau taip žolytę manelina nuo jų. Na, aišku, paklausit, kodėl. Nu, tokiuose laivuose dažniausiai gyvena hipsteriai, žmonės turintys savitą gyvenimo būdą, kurie nėra pririšti prie vietos, nėra pririšti prie darbų, jie dažniausiai dirba iš namų, duotu atveju iš laivo. Kiti savo senatvę taip leidžia su meškerytė rankoje. Laivų irgi įdomių ir visokių yra nuo visiškų kiūženų iki tikrai gražuolių rimtų. Kas pradėjo užknisti dviratininkai važinėjantis, aš duodasi tokie velniai žino, kas jie. 16 amžiui įvyko didelis rimtas konfliktas tarp baržininkų, kurie čia plukdė savo visas smulkes, ir malūnininkų, kurie norėjo, kad upė suktų jų malūno ratus. Vieni sakė, mums reikia plaukėti, kiti sakė, mums reikia grūdus malti. Visas tas dėjo iki teismo. 5 tai jau girdėjau šiandien, nežinau, 17 kartą. Nepaėjęs kažkaip 300 metrų. Kuo aš baigiau? Kad dėjo iki teismo. Koks buvo priimtas sprendimas, nežinau. Neradau istorijos šaltinis šitų. Tai klausimas lieka atviras. Artėjame prie antro šliuzo. Pickets Lock Riva pavadinimu. Šitas jau viengubas, jeigu tenai buvo dvigubas, šitas jau yra viengubas. Einam prie jo, pabandysim paaiškinti biškį, kaip jisai veikia ir koks tai yra principas. Matai, kaip yra žemai vanduo? Dabar įsivaizduok. Laivas atplaukia. Sudarė šitos durys, jisai įplaukia į vidų. Šitos durys užsidarė, laivas stovi viduryje. Anos vatuomoje durys pradeda po truputį darytis ir leisti vandenį. Kadangi šitos durys uždarytos, vandenį nėra kur išbėgti, vandens lygis kyla į viršų. Kyla tol, kol jisai susinormalizuoja su vatuovo lygiu. Tada durys atsidaro ir laivas išplaukia tolyn. Du susigiminiavę laiviukai. Vienas pilnai gyvenamas matomas, o kitas greičiausiai kaip sandėliukas. Laivų įvairovė irgi, nuo mažiausio iki didžiausio. Praleidžiam dviratininkus ir einam toliau. Šitas gan įdomiai atrodo. Juodas toks. Iš kur čia jų tiek? Čia jau didžiulis, kaip reikia. Pažiūrėkite jį. Po truputį artėjom jau link Tottenham, laivų daugėja ir gerokai daugėja. Baigėsi vien pievos. Prasidės visi gražumai. Pažiūrėkite į tą gražuolę. Ten dar stiebas kokio dydžio. Kai pasikelia iš viso. Štai taip atrodo laivų parkingas. Trečias šliuzas mūsų kely. Stonebridge Lock.
Nu, čia pabandysim truputį daugiau pafilmuoti. Pažiūrėsim, kaip viskas gausis. Principas tas pats. Vėl laiviukas atplaukia iš tenai, lenda šičia, įplaukia čia, šitie vartai užsidaro, tie prasiveria ir pradeda kilti vandens lygis. Nesakykit, vaizdai gražus, o čia va jau vien laivai. Tenai Totenhamas į tą pusę, tai mes ten va kažkur tai raisim. Dar gerai būtų užeit pavalgyti kažkur tai. Nes jau skrandukas sako, duok. Atsimenat, buvo 2 laivai susiporavę. Čia jau 3. Čia jau jie kaip reikiant duoda. O čia jau šitam nepasisekė. Čia jau bul buvo. O, koksai Rūdžių kalnas. Survėra. Išgyventojas. Nu tikrai, kad jisai išgyvena. Tenai va rūžavas gražuolis. Čia va mėlyna upyna. Biški patriušęs. Dviratukas, viskas tvarkingai. 2 kaminai. O, čia laivas Atrabotkė. Surinktas iš to, kas buvo pakeliui. Stogelis uždėta, viską. Saulės elektrinė. Čia rūžavas iš tolė. Ten va baltas. Žiūriu šitos laivus ir galvoju, kad blemba, turiu tokią nuojautą iš tikrųjų. Praeitam gyvenime aš buvau piratas. Kaip kitaip paaiškinsi tą potraukį laivam, vandeniui, alkoholiui, visokiem abejotinos reputacijos nuotykiams. Kaip čia gražu. Štai ir priėjom 4 šliuzą mūsų kely. Tottenham Lock 17 jisai yra. Nežinau, nuo kur skaičiuojamas, ar nuo Temzės, ar nuo Hertfordo, ar kaip ten jisai nesimenu tiksliai. Čia toks truputį biški šiukšlinėlis lengvas ir ribotas priėjimas, nes jau čia daugiau žmonių yra. Bet vis tiek tai yra gražu. Gerai, viskas, einam kur nors pavalgyti. Ok, su pabeliu gavosi visiškai ne kažką. Pirmas dalykas, karšto maisto jie kažko jau tai neturi, kaip ir bebūtų keista. Nes pasiaiškinimas buvo toks, kad tiesiog neturim. Antras dalykas, prie alaus krūva žmonių. Nu tai man rodos, einu aš pasiimsiu kažką tai užvalgyt, gal į greksą kokį. Ir tada grįšim atgal prie kanalo.
Na ką kolektyvas norėsi, steiko, aišku, šalto alaus bokalo, gavosi Grekso karočią sausi žiūrovai ir alaus iš skardinės, bet su gražiu vaizdu. O čia va. Gerai, bet tai nėra baisiausias dalykas. Baisiausias dalykas yra mano kojytės. 12 km pėstute ir jau jos man baigia atsirašinėti. Žinant, kad jas buvo lūžę kelis kartus. Tai aš manau, ties čia aš baigsiu savo kelionę, o kitą savaitgalį pradėsim nuo šičia. Eisim link Hackney. Ten jau bus daug gražiau, daug gražesnių vaizdų, daug daugiau laivų ir dar daugiau šliuzų. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki. Bye.